Prognozės. Dabar ne paskutiniu metu turbūt, kad visada prognozuojama yra ir po naujų metų, ir prieš naujus metus, ir prieš jaunatis, ir prieš pilnatis, bet ypatingai po naujų metų pasipylė labai daug prognozavimų, kas čia laukia šitais metais, kitais metais. Ir dar trečiais, ir taip, jos tikrai yra pakankamai liūdnos iš tikrųjų daugumai. Čia aš kalbu apie visuotinį planą, ne apie astrologinių ženklų prognozes, bet apie bendrą visuotinį prognozavimą, ne globaliniu mastu. Tai taip, iš tikrųjų prognozės yra liūdnos, kai kam gal linksmos, kiekvienas gali išvelgti savų pliusų ir minusų. Bet dėl ko aš norėčiau pasidalinti, kas liečia tas prognozes ir kodėl jas reikėtų mažiau klausyti. Nes visų pirma, prognozuojama yra vis tiek iš to, kaip pasakyti, bendro lauko, ne, informacinio lauko, ne, kurį vieni gali geriau nuskaityti, kiti gal prasčiau. Bet tie, kas turi gebėjimą nuskaityti tą lauką, ne, ir ten informacija irgi yra labai įdomiai pakabinama ir matoma jinai yra dažnai irgi per tam tikrus filtrus. Nenoriu dabar aš čia labai išsiplėsti apie tai, bet kažkodėl tai vis tiek daugiausia tai nuskaitoma yra informacija ta, kurios mes nelabai ir norėtumėm gal girdėti ir matyti ir žinoti, ne, kad tai teks patirti, išgyventi. Ir tikrai jinai yra pakankamai tamsi ir bauginanti. Tai ką mes galime šitoje vietoje padaryti, tai mes galime neklausyti. Ir kuo mes mažiau girdėsim, kuo mes mažiau klausysim, o kuo labiau kursime savo realybę, savo mintimis, šviesa, be baimių, ne, be kažkokių tais informacijos, per kurią mes paskui per kurios prizmę matom viską ir kūrėmės, ne, tą realybę, tuo galime didesnę tikimybę turime pakeisti tą realybę. Tik reikia tuo patikėti ir neklausant prognozių, tiesiog nesivadovaujant jomis, nekalbant, kad sakė, kad tai bus, ne, čia kažkas taip matė, kažkas kalbėjo, mes tiesiog pradedam gyventi. Šiandien atsikėliau, šiandien man yra gerai, šviesi diena, viskas yra smagu, gražu. Tada tiesiog mes pradedam gyventi visai kitoje energijoje ir kurti visai kitą realybę. Ir kuo mūsų daugiau gyvens ne iš baimės, o iš to, ką matom dabar, bus tuo šviesiau.